Evangelijoje pagal Luką šį sekmadienį 24 skyrius 35-48 eilutė. Tai yra tolesnis pasakojimas apie tai, kaip sekasi gimti bažnyčiai, kaip jie vystėsi, kaip apaštalams pavyko ar nepavyko, kokie buvo sunkumai skelbti tą didžiąją gerąją naujieną, kurią mes per kiekvienas mišias įvardiname: pasiklausykite šventosios Evangelijos. Evangelijon tai reiškia geroji žinia. Ir kaip matote, pasaulyje nieko naujo. Tai mus iš vienos pusės turėtų padrąsinti, guodžia, jog netgi tie 12, šiuo atveju dar nėra prisijungiusio naujo 12 apaštalo, nes 12-asis, kiek žinome, Judas, jisai išdavė mokytoją, iškeliavo į amžinybę pats savo rankomis. Tačiau mums tai yra didelis padrąsinimas, kad mes neišsigąstumėm ir tuo pačiu mums išmušamas iš po kojų toks, sakykime, toks ramstis, kad mes negalėtumėm pasiteisinti: o, žinote, vat aniems, kurie matė Jėzų, kurie su juo vaikščiojo, aišku, kad jiems buvo lengva skelbti Evangeliją. O aš kas toks? Aš juk tai, aš lietuvis, žemaitis, gerai baigiau vidurinę, moku skaityti, kažkas aukštai baigė, bet klausykit, jūs čia kunigai esat, jūs čia tos mokslus, tai jūs ir pasakokit apie tą Jėzų, apie tą nuodėmių atleidimą. O aš čia prie ko? O mes čia visi esam prie to. Kaip kad Viešpas kreipiasi ne tik tai į tuos, kurie su juo vaikščiojo, bet jisai labai aiškiai kreipiasi į visus mus, kurie gavome Krikšto sakramento dovaną, kurie buvome įvesdinti į Viešpaties vaikų statusą. Negana to, per Krikštą mes gavome dangaus karalystės pilietybę ir tai mūsų yra kaip dangaus piliečių. Tie, kurie įžengsime į amžinai gyvenimą, yra mūsų pareiga. Jums tikriausiai nereikia priminti, o kokia yra Lietuvos piliečio pareiga. Kaip jums atrodo? Pasakysiu tokį paprastą, elementarų dalyką. Laikytis Lietuvos konstitucijos. Laikytis Lietuvos įstatymų. Tai yra piliečio pareiga. Ginti savo tėvynę, klausyti teisėtai išrinktų jos vadovų. Ir manau, kad nei vienas iš jūsų nesiginat ir nepermetat rodiklių kažkur tai į kitus žmonės, į kitas šalis. O čia prie ko? Tie, kurie išrinkti, ten kažkur sėdi vyriausybė, tai jie tegul ir vykdo tuos įstatymus. Aš manau, kad šitaip nėra. Ir tai yra teisinga, todėl kad jeigu norime patekti į dangaus karalystę, reikalinga padaryti namų darbus. Ir štai tie namų darbai. Kas dabar čia toliau vyksta? Čia rašoma 35 eilutėje, sakoma: anuo metu Jėzaus mokiniai papasako, kad jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Kalbama ne apie tuos 11 apaštalų, kalbama apie dar kitus 2 mokinius, kurie keliavo iš karto po prisikėlimo. Jėzaus žinios, jau jie žinojo, kad buvo girdėję, kad kapas tuščias, kad ten moteris matė, kažkas tai matė Jėzų, netgi iš apaštalų buvo jau išgirdę vieną kitą žinią. Ir jie, keliaudami į Emausą, tai vadinasi, atsukdami nugarą į Jeruzalę, keliauja į pasaulį, nusivylę, atsisakę patikėti gerąją žinią. Su jais Jėzus praleidžia visą dieną kelyje. Mes turime labai gražų parapijos laikraštuką, kuris vadinasi Kelyje. Taigi mes esame kelyje per visą gyvenimą ir Viešpats Jėzus ateina mums į pagalbą,
kad mes būtumėm padrasinti ir būtumėm įgalūs papasakoti džiugią naujieną apie tai, kad mirtis nugalėta ir kad Jėzus Kristus gyvojo Dievo sūnus, apie kurį kalbėjo pranašai, visą išganimo istoriją, jis tikrai prisikėlė. Jisai su tais mokiniais visą dieną keliavo ir pravedė jiems, sakykime taip, Biblijos pamokėlę. Vakare, kaip ir jie konstatuoja šį faktą, kai tas nepažįstamasis, nes jie Jėzus nepažino visą dieną, nors jiems aiškino visus raštus, jie atpažįsta jį tik tuo metu, kai jisai laužė duoną. Ir tą momentą, jeigu jūs tą istoriją puikiausiai žinote iš Biblijos ir iš kitų šaltinių, jiems atsivėrė akis, bet tą pačią akimirką, kai jau Jėzus pamatė, kad mokiniai išlaikė egzaminą, jisai dingsta jiems iš akių. Ir štai čia mes dabar turime tą sekantį žingsnį, jau jie tada viską palieka, jie nebepasilieka tame Emause, jau jie nebenurimsta, bet jie visą tą patį dienos kelią, visą naktį grįžta atgal, tiesiog galbūt bėga pas apaštalus pasakyti, kad tikrai Kristus prisikėlė. Štai turim dabar tokį kontekstą, bet kas dabar atsitinka? Tie patys apaštalai, su jais, dar su Emauso mokiniais, o kaip aš jau minėjau, tie Emauso mokiniai, jie nėra čia tie apaštalai, bet yra iš tų 72 kitų mokinių, sekėjų. Pasirodo, kad kai jiems liudija tokį svarbų dalyką, tai tie mokiniai, kurie jau buvo matę Jėzų, įsivaizduojat, vakare, taigi Jėzus buvo atėjęs pirmąją savaitės dieną, mes ir Evangeliją klausėmės praeitą sekmadienį. Jis įeina, sako, šalom vyrai, viskas tvarkoj, neįsigatskite, štai mano rankos, kojos perdurtos, aš nesu vaiduoklis, galite mane paliesti. Jau jie turėjo patirtį. Ir ką mes matom? Pasirodo, ta mūsų atmintis be šventosios dvasios. Jinai yra labai labai trumpa. Ir jiems taip bekalbant, pats Jėzus atsiranda tarp jų, dabar bekalbant kam? Šitiems Emauso mokiniams. Nes kas ten atsitinka? Viešpats visada yra mūsų tarpe, noriu jums tą tikrai nuraminti. Ir stebuklas yra ne tai, kad būtų, kad mes jį matytumėm dabar Jėzų prisikėlusi. Stebuklas yra tai, kad mes jo dabar nematom. Štai Jėzus kamputyje, gal taip rankas susidėjęs, jisai stebi visą situaciją. Kadangi jisai yra viešpats po prisikėlimo mato visą mūsų elektroniką, mechaniką, ką ten nori dar, visas tas išmanes programėlės, ką Dievas yra į mumis sudėjęs, ir jisai mato, kad mokiniuose jų širdise gimsta dvejonės. Ir tą akimirką mato, kad ko gero tais Emauso mokiniais jie atsisakys patikėti. Ir 1, 2, 3 atsiranda tarp jų. Ir tas sako, vėl šalom, ramybė jums. Mokiniai, aišku, vėl virpa iš išgąsčio, jie matė, sako, jie tarėsi matą dvasią. Ir viešpas vėl juos dar kartą nuramina, sako, kodėl jūsų širdise gimsta dvejonės. Pasižiūrėkite mano rankas, kojas, palieskite mane, įsitikinkite, dvasiagi neturi kūno, nei kaulų, kaip matote mane turint. Ir toliau keičiasi situacija, įvyksta virsmas. Jų tikėjimas pavirsta žinojimu. Žinote, tokia yra eiga. Tačiau, kai tikėjimas virsta žinojimu, mes prarandam, kaip dabar įprasta sakyti daug tų tarptautinių žodžių, prarandame tuos tokius paskatinimo dovanėlės iš dangaus karalystės, vadinami tokie anglų kalbai bonusai. Tai reiškia, mes juos prarandam. Todėl viešpats sako, aš todėl ir nenoriu, kad jūs juos prarastumėt, todėl palaiminti labiau yra tie, kurie tiki nematę, kuriems nereikia, kaip aš dabar jums čia pasirodau, kad jums įsijungtų žinojimas. Jisai bando sustiprinti jų tikėjimą ir dar, kad labiau užtikrintų,
jų tą džiaugsmą, nes tasai džiaugsmas jisai yra, bet čia yra labai aiškiai parašyta, vis dar netikint ir stebintis. Jūs, mėlieji, kai kam mums atrodytų juokinga, sakytų, jeigu aš jau ten būčiau buvęs, žinot mes, žemaičiai, jeigu žinot, aš jau kaip įtikėjau, tai jau manęs niekas iš kojų neišvers. Išvers. Štai turim čia 11 vyrukų, kuriuos išvertė iš kojų, nes jie dar netiki ir stebisi. Tada Viešpats įjungė dar vieną bėgį ir štai kur jisai nuramina dar tokių papildomų veiksmų, paprašydamas jų valgyti. Jėzus paklausė, ar neturite čia ko nors valgyti? O dabar jie atsileido, tvarko, viskas tada gerai, padėtis kontroliuojama. Vadinasi, jisai normalus, jisai valgo, jis geria, tvarkoj. Ir jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų kise. Kaip ten toliau viskas vyksta, tik tai galite jungti vaizduotę, gal Jėzus, taip žinote, kaip išalkęs visą dieną ten, jis tą žuvį kerta, žinai, kad ausis linksta, ten jam, žinai, atneša apaštalį, ko nors įpila, žinai, dar prie tos žuvikės, čia Jėzau, čia štai, čia mūsų žemaitiška balta mišrainė, čia galbūt tas, ne, čia svoguniukai, prašom. Aš manau, kad buvo kažkas tokio, žinai, garnyras geras. Ir jisai taip valgo ir kalbasi, žinai, klausykit, sako, ar netokie buvo mano žodžiai? Įpilk dar čia, man truputį vyno, Jonai, gerai. Ir tada jisai ir jiems atveria, va taip, valgydamas, kalbėdamas, labai labai žmogiškai. Atveria jų protus, kad pradėtų suprasti raštus. Tai yra būtinas dalykas. Kaip ir šitiems mokiniams keliaujantiems į Emausą. Taip ir mums, kurie atrodo esame pakrikštyti, priminsiu, kad tas proto atverimas būtinas, nes čia kalbama, kad mokiniai ir apaštalai dar nebuvo gavę šventosios dvasios. Po to, kai jau gaus šventą dvasią, ten visa situacija keičiasi. Jau mes gaunam tą proto atverimo galimybę papildomai. Dabar ta mūsų protą padeda atverti bažnyčią savo mokymu. Mes kunigai, viskupai, teologai, mokslininkai ir taip toliau. 2000 metų mūsų darbas toks yra, irgi dalyvaujame tame darbe. Netgi mūsų parapijoje mes turime galimybę, yra mūsų parapijietė Aušra Mizgirinė, jinai puikiausiai veda Biblijos pamokėlės ir tokio aukšto lygio, tai tie, kurie buvo, žinote, apie ką aš kalbu. Taip, kad jau kam dabar sukils apetitas, taip kaip Jėzui, susirasit mūsų Biblijos mokytoją Aušrą, paprašykite, tiesiog viską duosiu, būk gera, užrašyk mane į Biblijos pamokėlę, atverk man protą, kad ir aš žinočiau, ką reikia daryti, koks meniu patinka Viešpačiui Jėzui. Na ir čia dabar, kai jisai atveria ir jiems protus, pradėdamas pasakoti ir aiškinti Bibliją, galutinis Viešpaties Jėzaus sakinys yra tai: parašyta, kad Mesijas kentės ir 3. dieną prisikels iš numirusių. Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Dabar dėmesio. Prisiminkite, ko paprašė Jėzus iš mokinių po prisikėlimo. Jisai paprašo, ar neturite čia ko nors valgyti. Ir Jėzus po prisikėlimo jau tai daro kelintą kartą. Iki prisikėlimo Jėzus prašydavo ir mokinių, ir samarietės prie šulinio, ar neturite gerti, aš trokštu. Jėzus ant kryžiaus kabodamas jau buvo irgi paskutinis toksai prašymas, trokštu, noriu gerti. Taigi Jėzus iki prisikėlimo
trokšta ko? Jeigu skaitėte istoriją apie tą susitikimą su samarietė prie šulinio, ten labai įdomus vaizdas yra. Jis taip ir negavo gerti. Samarietė su juo, ta moteris, atsivertė, įtikėjo, pakeitė savo gyvenimą, bet jin taip Jėzui ir neįpylė. Jis taip ir liko ištroškęs. Jisai ją pagirdė, o jinai jam taip ir nedavė gerti. Ant kryžiaus irgi niekas jo nepagirdė. O kokio gėrimo, ko jis trokšta, Jėzus sako, aš atėjau atnešti ugnies. Ir taip trokštų, kad jinai jau liepsnotų. Kokia ta ugnis? Tikrai ne eilinis gaisras vasaros metu kažkur tai Lietuvos miškuose arba kažkur tai pasaulyje. Meilės ugnis. Aš trokštų, kad jūs užsidegtumėte mylėti Evangeliją. Aš atėjau atnešti ugnies, kad jūs užsidegtumėte sekti manimi, kad jūs užsidegtumėte siekti šventumo. Būkite šventi, kaip mano dangiškasis tėvas yra šventas. Darykite tos darbus, kuriuos aš dariau ir dar didesnių. Aš taip trokštų, kad jau užsidegtumėt Evangeliją ir skelbtumėt ją. Kad užsidegtumėt ir nebijotumėt, nekompleksuotumėte daryti tų pačių darbų, kokius aš dariau. Jūs nežiūrėkite tik į mumis kunigus, ten, vyskupus, tuos, dvasininkus, ten vienuolius. Čia jų yra darbas. Ne. Čia yra mūsų visų darbas, kadangi jūs esate gavę tą karališką kunigystę. Taigi, o dabar po prisikėlimo, jisai nesako trokštų, sako noriu valgyti. Ir kuom dabar galime pamaitinti Jėzų? Štai jūs esate sekmadienį atėję. Kai kas jau pusryčiavot, anksti rytą atsikėlė, kai kurie grįžite ir jūs tai pavalgysi. O kaip su Jėzumi? Jis vėl liks alkanas šį sekmadienį. Ką daryti? Jis tai neatšaukė savo žodžių. Pajokavau, žinot. Aš juk Jėzus. Aš galiu ir nevalgęs būti. Ne. Gal turite ko nors valgyti? Ar neturite čia ko nors valgyti? Matot, apaštalai, kadangi nebuvo gavę šventosios dvasios, jie išsisuko su gabalu keptos žuvies. Mes neišsisuksim. Net jeigu jūs pasiūlysit nueiti į Palangos žuvies restoraną, užpirksit Jėzui pietus gražiausius, neįsisuksim. Sako, čia buvo iki sekminių. Mes gavom šventą dvasią, didžioji dauguma gavo sutvirtinimo sakramentą, mėlėjai. Santuokos sakramentą, mes kunigai gavom kunigystę, ten pilna gavom visko. Sako, dabar mane pamaitinkite maistu. Kaip tas maistas atrodo, ką tik tai citavau paskutinės Jėzaus žodžių eilutes. Jisai sako, kad Mesijas būtų skelbiamas, jog jis prisikėlė iš numirusių, kad Jėzaus vardu visoms tautoms, dedu kablelį, visiems kaimynams, aplinkiniams Kretingos kaimams ir miesteliams, visai Žemaitijai, Lietuvai, sostiniai, ES šalims, būtų skelbiama ši geroji žinia. Skelbiama tam, kad žmonės atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Štai aš alkstu matyti tokį maistą. Ir jeigu jūs prisimenate, apie ką buvo pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų 3 skyriaus, ten 13-19 eilutės, Petras po sekminių, jam jau nebereikia antrą kartą pasakoti, kaip pamaitinti sekminių dieną Jėzų. Žiūrėkite, ką jis daro. Puikiausiai išmokta Viešpaties dangaus karalystės kulinarinė pamoka.
O dabar, broliai ir seserys, aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinios. Čia tai didžiuliai miniai jisai kalba. Iš nežinios kaip ir jūsų vadai. Taip Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent, kad jo Mesijas kentėsis. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės. Identiškai. Mano koks yra darbas, mūsų kunigų darbas. Mylėjai, nežinom, kiek mes dar būsim jūsų tarpe. Ateis tokia diena ir mumis čia kažkas palydės giminės artimieji, taip kaip dabar jūsų artimų žmonės, mes dabar čia meldžiamės. Išnaudokit progą. Šiandieną, rytojus kai kam ir nebus. Tiesiog grįžę, pamaitinkit šiandien Jėzų. Nekompleksuokit. Pasakykit, ar tu buvai šiandieną mišiose, kaimynai, giminės, apskambinkit. Ne tik tai paklauskit, kaip laikais. Paskambinę, paklauskit, kaip su tavo siela, kada paskutinį kartą buvai išpažinties. Čia yra sakoma tam, kad ši evangelija, ne tam, kad informaciją paskelbtum, bet kad žmonės atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Štai kur klausimas. Būti ar nebūti. Ir jūs esate šių dalykų liudytojai. Pamaitinkim viešpatį Jėzų. Nežinau, kas ten bus ateityje, nesu pranašas ir nesu pranašo kažkoks sūnus, žinai. Bet žinau vieną. Kretinga išsilaikys. Žemaičiai išsilaikys. Kaip ir per visą istorijos kontekstą mumis dusino. Net saviškiai, kiek sykių pardavė mūsų ir kunigaikščiai, ir kas tik tai nori. Ir dabar situacija nesikeičia. Ir toliau greičiausiai pardavinės. Tačiau mūsų misija yra, pamaitinkim viešpatį Jėzų. Tegul galbūt mes kažkokios ten situacijos politinės kažkur nepakeisim, bet duodum 100% ir dar pliusiuką uždedu. Jeigu kiekvienas iš čia esančiųjų kitą sekmadienį atsivesit bent vieną žmogų, nesvarbu. Gatvėje kokį bomžiuką susitiksit, duokit jam kokį ten, nežinau, nupirkit kokį butelį, žinai, nealkoholinio alaus, žinai, atsiveskit čia naisakit, gausi, tik tai paklausyk, čia dalinama gyvenimo duona. Mano troškimas, kad Kretinga ir būtų tas miestas, apie kurį kalbėjo Jėzus, pastatytas ant kalno su šviečiančiu kryžiumi, kurio neįmanoma nuslėpti. Amen. Aleliuja.